Važiuojam. Manęs klausia kartais, kaip tu viską spėjai. Atsakymas labai paprastas. Aš nespėju viską. Tai susidėlioju, kas yra teoriškai svarbiau, kas man svarbiau turbūt. Ta darau pirmiau. Todėl kartais galiu laiškus 2 dienas neatsakinėti. Kartais galiu nematyti žinučių, tikrai nematau dažnai. Mano telefone išjungtos visi signalai, tai pipsėjimai, kam reikia labai tie skambina, kam nelabai reikia parašo, aš atsakau, kai prisėdu, nes, pavyzdžiui, kai dirbu, aš telefoną retai žiūriu. Kažkaip taip gaunasi, kad man ne tai, kad aš kas 5 minutės einu. Tai šiandien irgi suplanavau darbų, turėjau nuvažiuoti, atsikėliau namie, viskas tvarkiau, pasiruošiau, reikia veštalo įbarus. Susidėlioju, atspausinu lipdukus, taip reikia spausinti lipdukus, reikia kiekvieno buteliuko skardinės klijuoti lipdukus. Žiauriai užnisa, nematau prasmės šito dalyko jokios, bet reikia taip daryti. Ar tai daro visi? Tikrai ne. Bet aš darau. Tai, ir susikroviau tada į mašiną visus instrumentus, įrankius, ko gali reikėti šiandien darant. Žinau, kas faina, kad kuo daugiau darai darbų už namų ribos, nes įrankius laikau namuose, tuo kažkaip tu mažiau šansų pamirši kokį nors įrankį pasiimti iš tų, kurių reikia. Daug reikia. Aš turiu 1, 2, 3, 4, 6 dėžės dabar pasiėmiau vien tam, kad girliandas sujungčiau. Atrodo, kas tai yra, bet iš kiekvienos dėžės nerankiusi po vieną dalyką, tai imu dėžėmis viską. Ir kažkaip tas smagu, kai atvarai į vietą, pasidarai ir nieko nepamiršai. Tai tai turėjau važiuoti pasiimti alų, pakavau, sukrovė alaus, gavosi ten 20... Estimated time in traffic, 9 minutes. Ačiū. 27 kiekai gavosi šiandien vežti. Tai vieną savaitę daugiau, kitą mažiau gaunasi, čia banguojam. Tai nemažai, tai paskaičiuokit po 30 litrų beveik visi, tai kiek čia gaunasi, gaunasi 800 virš litrų, kilogramų. Tai vėl atvažiuoji į sandėlį, prisikrauni buteliukų krūvą, prisikrauni krūvą kegų ir viską reikia vėl sudėti. Tada ištrauki kažką įkiša ant viršaus jų, nes netelpa, matė kaip atrodo mašina. Ir tada turėjau varyti, mergaitė turėjo dar egzą laikyti vienam bare ir nespėjau. Nes atvažiavau alų tik iškroviau ir lėkiu, dabar būsiu po 5-6 rašo. Tai dar kelias minutės vėl aš pakeis. Bet kursus suvirinimo. Pasakau, kad užsirašiau suvirinimo kursus, tai šiandien jie yra. Jeigu įdomu, tai nuo ryto dar nevalgiau, nes nebuvo kada ir nebuvo kada atsisėsti. Tai kursai baigsis 3 valandas trunka, 5:30 prasideda, tai 9 baigsis, tai kai 9 valandą bus namie. Ir vakarai sako, nereik valgyti, bet pietus gal reikia, ne? Pavalgysiu pietus. Ir tiek žiūrėti Eurovizijos garsus, nes jas paleis miegamajam pas mane. Visi sulipa į lovą ir žiūri. Smagu. O ryte važiuojam. Anksti ryte Raimondą vežu į ligoninę. Klausimas, paleis ją ar ne per savaitgalį. Niekas nežino. Tokios operacijos iš pažįstamų neturėjo niekas. Tai teoriškai paleis turi praktiškai. Kas ten žino. Sugalvos, jeigu palaikyti, laikys visą savaitgalį. Šeštadienį turbūt neišrašinėja. Tai nespėjau egzaminą ir bėgau po to žiauriai visur. Greitai bėgte, lėkte. Pirmi įspūdžiai po mokymų suvirinimo. Tai pagaliau virinau. Kokybė, tai žinoma, čia treniruočių reikalas yra, kuo daugiau to geriau turbūt. Bet labai smagu yra. Gavau daug informacijos, belė kiek informacijos gavau, kaip kas pagelbės man ateityje.
Dabar virindamas bent jau žinosiu, į kurias pusės žiūrėti, ką bandytis ir kaip testuotis. Plius tiesa, galiu pagirti žiauriai atviros metalo dirbtuvės. Aš buvau matęs video jų ir kelis, tikrai, nežinau, ar kelis, ar keliolika gal ne, gal kelis. Yra žiauriai faino eksperimentų, žiauriai įdomu, kai kurie labai rimti, kai kurie labai smagus. Tai galit, jeigu domitės įvairiais dalykais, statybų ir viskuo, tai galite juos tikrai pasiekti, YouTube kanalą turi net. O šiaip jie, tikrai faini mokymai, nereikia būti profesionalu, ateina čia, bendram suvokimui, išsilavinimu, jeigu mėgstat meistrauti, tai labai rekomenduoju. Žiauriai įdomu, labai gerai dėsto, labai gerai mokina, labai gerai viską išaiškina. Ir nuotaika puikiai, čia nėra, kad kažkokie susėdi prie stalo ir mokymai vyksta. Ne, labai gyva, labai viskas natūraliai, labai faina. Sakė, teik ir paslaugas galima pas juos atvaryti, ne tik pasimokyti, bet galima ir kaip dirbtuvės naudoti, reiškia, kas su metalais, gali atvažiuoti pas juos susitvarkyti, susivirinti, pasidaryti, nereikia tada turėti savo įrangos, savo stalų nereikia turėti, kas vėl kainuoja pinigų ir įsirengimų ir turėti gerą stalą tiesų lygų yra problematiška gana. Plius suvirinimo įranga gera. Bėgu čia norėčiau. Labai faina. Smagu. 9 valandos, varau į parduotuvę maisto ir namo pietų valgyti. Važiuojam šį kartą į VMI. Tai paskambino VMI, man sako, norim susitikti, atvažiuokit, pakalbėsim. Gerai, atvažiuosiu. Tai viskas dėl festivalio iš tiesų. Jie taiko praktiką susitikti su alkoholinių festivalių rengėjais ir papasakot, kokia sistema, kokia tvarka, kad visi privalo turėti, tarkim, kasos aparatus ir panašiai. Jie tą gyvai dar pašneka, papasakoja ir galvoja, kad gerai turbūt. Gal kažką būsim pamiršę, gal kažko nežinosim, tai tikrai visiems galėsim bravarams parašyti laišką ir visiems bravarams galėsim apie tai pranešti detaliau, surašyti detalės kažkokias. Tai sveikintina, ačiū, važiuojam susitikti. Ir kas dar neaišku bravarams daugeliu, tai kaip galima atskaityti. Tai aš jau minėjau, kad festivalė bus tik kortelėmis, jokių grynųjų nebus. Nusiperki bilietą, gauni taurę ir tik su ta taurė gali vaikščioti ir tau ją pirkti alų. Tai visi labai bijo mokesčių inspekcijos, ypač tie, kas kaimuose važinėja, nes jie nesupranta, kaip čia gali būti, kas gali nutikti. Mokesčių inspekcija labai daug tikrina, sako, tikrai eina ir vieni net atsisakė dalyvauti dėl to, kad užkniso tikrinimai visokie. Aš kažkaip galvoju, kad jeigu tu su vaštaraščiu atvažiuoji, tai ką ten tikrini? Tai patikrinai vaštaraštį arba įsigijimo dokumentus, čekį, jeigu išmušinėjai, ir viskas baigta. Vienintelis dalykas, kas tikrai atgyvenė ir ką reiktų išimti ir atsisakyti apskritai, tai VMI turėtų deklaruoti, kad jeigu pas atsiskaitimas yra tik tai kortelėmis, nėra grynųjų pinigų, tau nereikia tų čekių duoti, nebent žmogus paprašo, o tau pakanka duoti tik tai kortelės tą čekį arba iš viso nereikia, nes netgi apskritai jo nereikia. Kodėl? Todėl, kad kai tu moki kortelę, lieka įrašas ir pas tave lieka įrašas, kad tu pirkai banke ir pas mane banke pinigai įkrito. Aš negaliu jų pavogti, negaliu neapskaityti, negaliu kažkaip kitaip jų paslėpti. Tai kažkaip galvoju, kad mano manymu turėtų būti taip ir viskas turėtų vykti per šitą pusę. Bet pas mus vis tiek kasų knygų pildymai ir čekio išmušinėjimas yra kažkoks privalomas dalykas, net kai moki kortelę. Tai jeigu yra miksas, tebūnie dar pabūna, bet pradėkim nuo to, kad nuimkim kortelėms perteklinį reikalavimą. Tai tas kasos aparatas iš principo, jisai, nežinau, kiek jis reikalingas, bet tegu jisai būna, ten kažką gali mušti, bet šiaip net ir kasos aparato nereikia. Jeigu neturi grynųjų pinigų, kam tas kasos aparatas reikalingas? Yra banko išrašas, kad mokėjai, paduodi gali čekiuką to paties skaitytuvo ir to užtenka pilnai. Bet ne, pas mus vis tiek reikia ir kasos kvitą mušti, ir mušti į kortelių skaitytuvą. Čia kažkada tai turės pasikeisti. Gal nepasakau, tai prieš, seniai, 8 metus gal buvau
JAV keliavome ir su pažįstamu sutikom ir sako, jis prisipylė kuro, sako, tai tu faktūros neimi? Kurui už kurą, sako, kam? Sakau, tai vistiek apskaitysi įmonės, pinigai, viską. Ne, sako, kam? Sakau, taigi įmonės pinigai kitų parodys, kad pirkai kurą. Jis žiūri, mane nesupranta žmogus, kam to reikia. Sako, taigi bankė, matos viskas, sako, taigi bankė, aš mokėjau kortelę. Bankė yra išrašas, aš viską matau, sako, aš pridedu tą išrašą ir viskas, sako, to pilnai užtenka. Va čia yra teisingas požiūris, teisingas dalykas, tai kodėl pas mus taip negali būti, nežinau. Mano manymu, taip turėtų būti. Ir tai jau prieš daug metų JAV. Tai reiktų link to turbūt eiti viskas. Esu pasakojęs apie tai, kaip Google vertinimus veikia. Tai jeigu jūs kažkokį barą aplankėte kavinę ar kažkokią vietą, galite nueiti, ten įvertinti kiek žvaigždučių 5 skalėje ir dar komentarą palikti galite, dar foto galite pridėti. Tai aš stengiuosi tą dalyką daryti, kai važiuoju užsienyje. Nėra interesų, aš stengiuosi vertinti gerus barus arba labai blogus, vidutinius, kartais nesinori numušti reitingo, kartais įvertinti kaip yra. Ir toj sistemoje tu gali atsakyti tam žmogui, kai tu parašyti, tu jam gali atsakyti kažką. Bėda tame, kad jisai to atgal atsakyti negali. Ir kai jis parašo, tarkim, įvertina 4 iš 5, tai tada mes paklausim visada, gal gali pasakyti, ko trūko iki to 5, kad kas negerai buvo ar kažkas netai buvo. Jeigu parašo, pavyzdžiui, ten gali parašyti kokį nors ten 5, tai ten labai yra ką klausti. Bet kai mažesnė, mes visada paklausim. Ir žmogus atsakyti gali vieninteliu būdu, tai prašyti mailą tavo. Parašom, kad parašyk mums mailų, labai dėkingi būsime. Ir žinoma, kas netingės atsidaryti mailą, nukopinti adresą ir parašyti kažką. Labai mažai. Tai labai džiaugiuosi, kai kažkas tai padaro. Labai ačiū visiems, kurie nepatingi parašyti. Ir nebūtinai tie žmonės, ten jų nuomonė būna teisi ir mes padarom pagal tai, bet tikrai labai svarbu, tikrai girdim, tikrai stengiamės ir jeigu daug žmonių tą dalyką darys, tai tikrai spręsim tą situaciją. Tai paskutinis buvo, parašė, kad viskas labai gerai, buvo maistas žiauriai skanus, alus puikus, bet kokteilių mažai buvo. Tai noriu papasakoti, kad mes esam alaus baras, specializuotas alaus baras ir todėl kokteilių mes negalim turėti daug. Mes negalim turėti visko daug, mes turime visko po truputį ir turime daug puikaus alaus. Tai alaus vien ne tik ant kranų, bet turim 2 šaldytuvus prikrautus pilnai alaus, kur pastoviai keičiasi, pastoviai atsinaujina, pastoviai kažkoks alus kitoks yra. Tai tikrai pasirinkimas žiauriai didelis yra ir mes negalim turėti visko pasirinkimo, nes mes esame specializuotas baras, alaus baras. Ir vien tai, kad mes turime vynų, tuoj pasakysiu, 2, 4, 6, 7 ir 8 vynus turim. 8 vynus turim. Tai mano manymu, tai ryškiai per daug, bet bet taip yra. Tai mes čia darom daugiau negu reikia. Bet turim kokteilius irgi, turim paprastus džintonikas, Cuba Libre špricas, čia klasika, turime čiobrelių, turime cherry džintoniką, 5 kokteiliai, plus nealkoholiniai yra džintonikas ir špricas, tai 7 kokteiliai iš viso yra. Iš kurių 2 nealkoholiniai kokteiliai, kuriuos gali pasirinkti. Manau, kad tikrai per akis. Kaip alaus barui, tai yra žiauriai daug. Tai nemuškite balų barams, kurie yra specializuoti už... Jeigu pas mus trūksta alaus pasirinkimo, tai tada galėtumėt. Bet čia ne tik apie mus, apskritai visur, jeigu vertinate barą, atsižvelkite jo specializaciją ir jisai turi ją. Ir jeigu jis ją turi, tai nemuškit balų už tai, kad gėrimai ar kiti dalykai, kurie nesusiję su jais, ne taip gerai, kaip jums atrodo. Kas matosi, ar gerai viskas? Labai gerai. Šiandien tokia dienelė, kai nuvažiuoju vieną vietą, tik grįžtų, kažką pradeda daryti, iškart skambina, kad važiuoju kitur. Tai vos nepamiršau sutikimo su VMI. Vos.
Žodžiu, grįžau iš VMI, galiu papasakoti, kaip sekėsi. Sekėsi neblogai, susirinko ir akcizų skyrius, ir operatyvinių patikrinimų skyrius. Ir pašnekėjom apie festivalį, apie formatą, apie viską papasakojom. Tai viskas yra gerai. Jie dabar ką daro, kodėl taip daro? Jie susitinka su festivalio organizatoriais, su mūgio organizatoriais įvairiais, ypatingai ten, kur bus alkoholis, ne tik tai ten, bet pagrindė. Ir jiems nusiunčia tam tikras taisyklės ir informuoja apie tam tikrus reikalavimus, kurie nesvarstytini. Pavyzdžiui, kasos aparato turėjimas prekiaujant alkoholiu. Tai yra visada privalomas, nesvarbu kas kaip, kur, visada privalomas yra. Tai ar gerai ir blogai čia atskira kalba yra, bet tai yra pagal įstatymus privaloma. Žodžiu, mes turime informuoti visus, kad visi tuo turi pasirūpinti ir be to negali būti. Ir sakė, dabar jie stengiasi netikrinti visų. Labą dieną. Netikrinti visų, ko nereikia, o ateiti, kad, pavyzdžiui, vyksta mūgė ar festivalis, kad neateina ir netikrina visų šeilės, o tikrina tik tai tuos, kurie rizikos zonoje. Arba netikrina ne vieną, jeigu viskas tvarkoja. Tai mes turime nusiųsti visą informaciją iš anksto jiems, kad jie galėtų pasiruošti, tada nebetrukdyti mūsų. Kas yra žiauriai gerai, žiauriai protinga ir žiauriai patogu. Taip, kad labai neblogas susitikimas. O, užsakiau tą patį. Pešim bananas split. Labai gražus. Nepamucino. Tai va, tai dabar atvažiavo, grįžau vėl namo iškart, tik grįžau, tik pradėjau, prie darbų prisėdau ir vėl. Atvežė balų, važiuokite pasiimti, priimti. Nu ir iškart į mašiną vėl važiuoju priimti. Ta proga gal net ir iškrausiu viską, nežinau, pažiūrėsim kaip. 3 paletės yra ką veikti, iškrauti. Bet belė kiek daug naujienų atėjo, gražių, fainų, skanių, nes buvo jau tuščias sandėlys, buvo visai, todėl labai džiaugiausi. O, žiūrėkit, koks gražus. Matot, skanus turėtų būti labai. Atvažiavo pagrindė, atvažiavo pinta savaime, aišku, visos pintos naujienos pačios fainiausios, naujausios, nes pinta yra super gerai. Atvažiavo, nepamucino labai daug naujienų, dalis funky naujienų atvažiavo, tai funky dar atvažiuos vėliau, funky fluid. Atskirai tiesiai iš jų Brauer dar pirksiu papildomų naujienų, nes ne viską jie turi, sandėlio nelabai laiko. Keli Magic Road atvažiavo ir nealkoholinis atvažiavo, jau, nes jau lentyna nealkoholinio visiškai tuščia ir neturim ką daryti. Galiu parodyti, žiūrėkit, kaip atrodo nealkoholinė lentyna čia sandėly. Čia yra viskas, ką mes turim, kas liko. Baruose nuvežta yra šią savaitę, bet va kas liko, nieko neliko praškai. Matot? O nealkoholinio jūs gerite tikrai daug, perkate labai daug. Tuo labai džiaugiuosi, nes jis tikrai fainas, skanus ir geras yra. Tai atsivežiau vėl labai daug. Taip kad vėl bus, koks, žiūrėk, gražus Raspberry Sour Ale. Funky. Labai gerai. Bus ką ragauti, naujienų. Paskaičiuosim, kiek jų yra. Man paskambino mūsų mylimas bičiulis fantasy čempionas Nedas Blinstrubas ir sako, kas laimės Euroviziją. Tai sakau, Šveicarija. Taip. Ką darysim? Išsikroviau visą alų, sudėjau lentynas, susidėliojau viską. Pavargau belekai. Tai kiek čia, 4 valandas dar nevalgiau nuo ryto. Liko 1 taškas užvažiavau, užsienio tekst, nes reikia
nespėjom užsakyti, žodžiu, reikia varškės nupirkti ir morkų. Nuvažiavau į Kirtimų Saniteksą. Vilniuje yra 2 Saniteksai, tai tas promo cash and carry yra Kirtimuose ir yra kitas Šeškiniai. Ir dar stato kokią 1000-mečio gatvę kokioj. Žodžiu, tas Kirtimų yra labai liūdnas, iš tiesų žiauriai liūdnas dalykas. Na ir aišku, ten tos morkos tokios, kur arba kaina kosmosas, arba šviežios, arba ten, baisu. Tai į Lidlą užvažiuosim pirks daržovę, nėra problemos. Problema yra, kad varškės nėra tos, kurios reikia man. Nes, kaip žinia, varškė skiriasi. Gal valgant su daug cukraus ar daug uogienės tas skirtumas sumažėja, bet kepant iš jos kažką, skirtumas didelis. Mes kepam spurgas ir tikrai didžiulis skirtumas spurgų priklausoma nuo varškės. Žodžiu, tai turim tas, kurią reikia varškė ir ne kitaip. Tai kitą dieną teks nuvažiuoti dar prasukti pro Šeškinės Saniteksą ir nupirkti, nes užvažiavau ir nieko taip ir neradau. Bet, kadangi nukroviau salus, tai galiu pasakyti, kad 58 naujienos. Yra, ane? Tai va, kaip ir kas mėnesį praktiškai, virš 50 naujienų. Vėl. Tai šiandien suvesiu į kiekius, nes viską pasiruošiau. Pačius salus jau suvedęs esu į sistemą viską. Tai dabar kiekius liko suvesti. Ir atsiras mano Lus LT, bet ten nieks neperka, tai netaip svarbu. Tiesiog jeigu norės pažiūrėti, kas yra. Arba tada galite dar, kas čia nutiko. Tai arba galite tada užeiti į barą ir vis rasite po vieną kitą. Tai šią savaitę nerasite, kitą savaitę turbūt pradėsite rasti. Tai nemažai. Labai pats laukiu paragauti, nes žiauriai įdomu, yra labai gražių skardinių. O kraftinį alų, kaip žinia, daug kas renkasi pagal skardines, nes labai gražios jos. Tai labai noriu kokį rūgštaus skanaus su gražia etikete vakare. Jeigu spėsiu. Ir varom. Dar liko vieną tašką užvažiuoti ir namo. Tai kokią 6 valandą pavalgysiu. Nusipirkau vakar šaltibarščią viską, bet kadangi šeimoje daugeliu gerklės skauda, tai spėkit, kas valgys vieną šaltibarščius. Labai gaila, kad jums skauda gerklės, bet šaltibarščius aš šiandien pasidarysiu.